Na štai mūsų mielasis kontrolinis. Visi čia jį darė, tai ir dėstytojas, tiksliau mokytojas, pabandys padaryti. Prasisiunčiam kodą, nusikopijuojam, aš mėgstu iš čia kopijuoti, o ne iš čia kopijuoti. Bandom pažiūrėti pradinę variantą. Nieko nevyksta, labai gerai. Pradžiai padidinam kiekį molekulių, dar kartą pabandom. Vėl, vyksta šiek tiek gerai. Kitos molekulės pas mus, kaip žinia, yra sugeneruojamas už borto, nes lango dydis yra štai toks, plotis 300, o čia jos x daromas daug didesnis, padarom normalų. Pažiūrim, ar dabar bus tikrai 5. 5 skraido. Gerai. Žiūrim, ką reikia daryti. Paspaudus žalią kiekį daugėtų molekulių iki n. Gerai. Čia kažkur buvo piešiama, reiškia, draw funkcija piešia viską, tame tarpe ir mygtukus kiekiui ir greičiui. Kiekio mygtukas piešiamas taip, red, green, blue. Tai čia žalias. Piešiamas x20, y360, skersmuo 15. Turėdami šitą informaciją galima patikrinti, ar jis paspaustas. Kaip patikrinti? Naudojant Pitagoro teoremą. Nukopijuosime čia visą šitą daiktą. Čia yra tikrinamas, ar paspaustas skraidantis kamuoliukas. Tikrinami kiekvienas kamuoliukas iš eilės, jo x ir y. O mes padarysime štai taip. Ir jame pakeičiame vietoj šito x, parašome kamuoliuko x. Tai yra berods 20. O vietoj y parašom kamuoliuko y, tai berods 360. O vietoj 20 parašom kamuoliukos spindulį. Jeigu skersmuo 15, tai spindulys bus 7,5. 7,5, nes programavime kablelis yra taškas. Taip, jeigu tai nutinka, galioja šitas paspaudimas ant žalio mygtuko, tai ką padarome? Kiekį padidinam. Kiekis pas mus, kaip žinia, yra n mažiukas. Reiškia, tų rodomų molekulių kiekis. N++ galima rašyti, vienetų padidint. Pabandom. Daugėja, kartais sumažėja. Sumažėjimas čia dar likęs nuo širdučių pavyzdžio. Jeigu paspaudžiam kažkur, tai reiškia kairiau negu x, tai visi sumažėja pagal hit skaitliuką. Čia jis padidinamas skaitliukas, o kažkur paskui būdavo naudojamas. Bet dabar mums to nereikės. Jeigu pataikytą piešiam mažesnį, mes piešim visada normalų dydį. Taip. Ir čia dar yra paliktas, jeigu mes esam kontroliuojamas, tai yra pagautas rutuliukas molekulė. Šitokia, kur čia tu? Tai mes jį tada piešiam ten, kur pelės koordinatė. Šitą dalyką galima pasilikti, galima irgi užkomentuoti tokiu būdu. Dalyba daugybą, o čia daugybą dalybą užkomentuoja iškart daug eilučių. Ir else tada nebereikia. Tai šitą perkelsiu. Ir už else. Va. Jeigu norėsim, galėsim vėl atkomentuoti. Gerai. Dabar mes padarėme pusę pirmo punkto. Paspaudus kiekį, jisai didėja, tik tais reikės paskui pristabdyti jo didėjimą. Dar padarom mažėjimą. Tukšt. Jeigu paspaudžiam ant mygtuko, kuris yra raudonas, nes red pas jį daugiausiai yra nurodyta, 40. N-, galima rašyti. Pabandom.
Plus, 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 plus. Minus, 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 minus. Veikia. Dar vienas niuansas, jeigu jūs jausite, padaisite jų daugiau negu 20. Jums pasiskūs programa, parašys array index out of bounds. Kas reiškia? Masyvo numeris yra už ribų. Tai yra masyve yra mažiau skirta vietos, negu jūs naudojate. Masyve iš viso yra n didysis elementų, o mes n mažiuką padarėm didesnį už n didį. Tai, kad to nenutiktų, parašom if n didysis yra, n mažiukas, kol yra mažiau už n didį, tol didinam. Tas turėtų dabar jau veikti. Didinam, 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 didinam. Ir paskui jau sustoja didėti, jis nebe persistengia. O jeigu mažinam, kaip ir nieko blogo nevyksta, nes cikle dažniausiai perrenkama nuo 0 iki n mažiuko, kuris jeigu yra neigiamas, tiesiog nieko čia tas ciklas neveikia, jis iškart nutraukiamas. Taip, padarėm, dabar jau pirmą punktą galim parašyti. Toliau, kad greitis reguliuotų timerio atsinaujinimo greitį. Timeris pas mus keičiamas čia. Kaip žinia, taip parašom čia kokį kintamąjį. Nu gerai, akimirką pavadinsiu. Ta kintamąjį reikėtų ir apsirašyti dar kur nors. Pavyzdžiui, čia. Akimirkos ilgis čia principe. Tai tą akimirkos ilgį mes reguliuosime panašiai kaip pirmam punkte. Na, dar atsiprašau, visgi pagal reikalavimą mažėtų iki 0 buvo pasakyta. Nu, būtų gražu čia parašyti taip. Taip, kol n daugiau už 0, tol mažėk. Dabar čia pažiūrim koordinates. Koordinatės yra 120 ir 140. Labai faina. Parašom čia vieną ir čia vieną. O ką toliau daryti? Keisti akimirkos ilgį. Akimirka plus lygu po 10. O kitą mygtuką paspaudus akimirka minus lygu. Ir pabandom. Kas čia bus? Greitis sulėtėja žalią spaudžiant. O sulėtėja todėl, kad mes didinam intervalą. Kuo didesnis intervalas perskaičiavimo, tuo lėčiau viskas juda, nes už didesnio laiko perskaičiuojama. Labai paprasta tada dalyką pareguliuoti. Čia padarom mažėjimą, čia didėjimą. Dar kad paleidžiam. Taip, kiekis mažėja, greitis nežymiai, bet padidėjo. O sulėtėti nelabai nori. O, sulėtėjo. Vėl pagreitėjo. Maksimaliai pagreitinti neišeina, nes funkcija tik iškviečiama iš funkcijos draw. O funkcija draw iškviečiama pagal sistemos nuotaiką. Tai yra taip, kaip sistema spėja ją iškvietinėti, ne per daug dažnai, kad procesoriaus neapkrautų. Tai visien maksimalų greitį apriboja funkcijos draw iškvietimo dažnis. Dabar toliau. Pažiūrėjau, nieks nejudėtų. Nu, kad nieks nejudėtų, reikia, kad greitis pačių molekulių, ne perpiešimo, bet molekulių būtų lygus 0, kokiam nors maždaug taip. 0. Parašau 0 taip, bet palieku šitą, nes gali praversti vėliau, kai reikės išjudėti. Taip, paleidžiam. O, nieks nejuda, puiku. Punktas 3. Punktas 2 buvo kažkur čia. Taip, nulinė molekulė būtų mėlyna ir judėtų iš karto. Taip, nulinė molekulė yra Vx nulinis.
paskui patikslinam, kad vx nulinis, tegu bus atsitiktinis. Ir tas pats su y nuliniu. Taip, dabar reiškia, iš pradžių visos nulinamos greičiai, o paskui nulinę visgi duodam jai kažkokį greitį. O koordinatės visoms čia parenkamos. Masyvas hit realiai nenaudojamas, kada nors prie jo sugrįšime. Taip, toliau spalva būtų mėlyna. Spalvą reikia naudoti prieš piešiant kažką. Piešiamas čia, elipsė, piešia apskritimą. Tai galima padaryti tokį dalyką, kad spalvą parenkam, šitoj vietoj buvo dabar čia spalva parenkama. Mes galim keliais būdais. Tarkim paprasčiausia. Kad būtų mėlyna, reikia parinkti 0, 0, tarkim 200. Red, green, blue. Blue vietoj kažką prašom skaičiuką didesnį už 0, o čia 0 kitose vietose. Ir kaip nupiešti mums nulinę molekulę, tiesiog čia 0 ir čia 0. Bet dabar čia viskas buvo piešiama nuo, reiškia, nupiešti nulinę molekulę mėlynai, o paskui pasidaręs pilką taptuką ją vėl perpieštų pilkai. Tai čia padarom nuo 1. Visas išskyrus nulinę, kad pieštų. O, kažkas įdomaus. Čia dar reikia randomai tokio dalyko, nes šiaip jis gaunasi su kableliu skaičius, o int padaro jį sveiku skaičiumi, o y turėtų būti didžioji. Taip, juda, valio. Taip, čia buvo punktas 4. Ir jis dar buvo štai kažkur čia, kur piešimas čia. Dabar reikia punkte 5 tikrinti, kada atsimuša mėlynoji molekulė į kitas. Idėja atsimušimo tai mes pavoksim iš čia. Taip, ir jinai, kai pajuda molekulės, tada reikėtų tikrinti, ar jinai atsimuša kažkur. Jinai atsimušt galėtų taip. Ir atsimušt jinai tikrins visas kitas išskyrus save. Ir tada čia reikia skliausų nepamesti. Taip, kai pajuda, jinai, reiškia, peržiūrėsim visas kitas molekulės ir tikrinsim. X nulinės, ne C, o X. Čia kažkaip suspaudžiu. X nulinė minus X I. Mes čia jau naudojam kažkur. Tai čia naudokime ne I, o kokį nors K. Minus XK. Ir tas pats su Y-kais. Jeigu Y nulinės minus YK mažiau už jų spindulių sumą. Tai čia spindulių suma bus realiai po 20 kol kas, nes kai piešiam elipsę, tai skersmuo 40, spinduliai 20, jeigu už jų spindulių sumos kvadratą 2 plus 2 mažiau, tai tą molekulę reiškia mes paliečiam. Jeigu mes ją paliečiam, tai padarom jai judesį. O judesį padarom taip pat kaip ir nuliniai molekuliai suteikiam pradžiai. Judesį, judesį, judesį. Nenulintis, o katasis sugeneruoja. Čia bus punktas, visur čia bus punktas 5. Pabandom. Bum, bum, bum. Visos išjudėjo. Ir kol dar liečiasi, tol jis maskatuojas, nes per naują vis suteikinėja. Gerai. Pridedam naujų molekulių, jas irgi išjudina vėliau. Gerai. Kaip pataiko, aišku. Taip, 5, 6, atsimini dydį visom molekuliam. Tai dydžiui reikėtų atskiro masyvo. Galim naudoti hit, pervadysim į dydis. Galima galbūt edit, replace all, kažkur čia. Galim padaryti taip. Dydis. Replace all.
Ir to neužtenka, reikės dar jį naudoti visur. Nespėju, bus